Įmečiau maistą, parėjo pigmėjų būrys. Šiaip slapukai. Kai yra tiek žolių, tai jie slepiasi. O moka maistą ir iš viršos pasiimti. Jie čia ne orą įkvėpti kaip paliatosai, jie čia maistą pasiėmė. Atviram akvariume tai matos jie. O kai akvariumas toks pilns augalų, pajudėjus man, tai jie pasislepia. Bai graži žuvytė. Ir taiki krevetėm. Taiki tiek, kad nesuėda lervučių. Dėl to jos čia yra šitie pigmėjai su pačiom mano geriausiam krevetėm. Va ten ant šakos ropinėja 2 krevetės. Tai žuvis krevetinė reikalinga tam, kad visokie ostrakodas, odų lervas ir taip toliau būtų išėstas. Kadangi krevetės galima šerti retai ir suaugusią žuvis galima dašerti retai, mailių turi šerti pastoviai. Ir tai yra peršerimas akvariumui. O suaugusią žuvį gali šerti retai, tai va toks būriukas pigmėjų čia yra idealus. Dar reikėtų kokias nors žuvyčių kitų paviršiui, nes galaksy rasbora irgi duodasi palei apačią, kai yra augalų.